Visai neseniai buvo toks intervas tarp mūsų mėgstamos rūšiuojamo žaliavos celofano ir antivakcininės šmaros Ole. Ir ten buvo pasakyta labai daug įdomių dalykų. Girdėti, aš su Stonkum turėjau istoriją. Aš girdėjau, teko, taip. Visgi nuo tol. Stomkaus košmaras prasidėjo. Bet tada jo drąsa, kai aš nuvažiavau, aš realiai priėmiau jo paties iššūkį ir jo ta drąsa išgaravo. Tai čia galima vertinti, kad žmogus drąsus, kai jisai jaučiasi kažkur tai už kameros ir to vyriškumo. Aišku, geriausia, kai vyriškumą moteris vertina, o ne vyrai. Priminsiu truputį apie šio strakaliuko vyriškumą. Algi greitai, tavęs už vieną video laukia, va šitai va, tai. Ir žinok tikrai, kad pasieks tave jie. Žinok tikrai, Algi, pasieks tave tos pirštinės, kaip sakant. Gal tą reikėjo, žinai, griebt ir, sako, įmesti nerį. Čia būtų greitai čia į nerį ir jį užmerkė. Gal tikrai reiktų taip ir padaryti. Kad tie, kurie skelbėsi tokie super patriotai, realiai keikiasi rusiškais keiksmažodžiais. Tai kaip tavo čia šitas, mes dar prieisim tą temą apie tavo požiūrius ten ir kelionę į Ukrainą ir taip toliau. Bet kaip tu asmeniškai vertini tą žmonių veidiškumą, ar kaip čia pavadinti? Nenoriu per daug čia tau pasakyti, aš noriu, kad tu pasakytum. Tai aš iš viso nenoriu jų vertinti, nes man jie yra tokie apie nieką, bet jo, ta necenzūrinė rusiška leksika ir jūs dar mane vadinat vatnike? Vatnikai tai tie, kurie iškelia Lietuvos vėliavą. Man aš taip pagal tai, ką matau, kaip yra. Tai... Taip, bet... Reikia priminti, kad žodis vatnikas reiškia rusiškų pažiūrų žmogų. Ir vatnikai bando nutemti šį terminą. Nes mūsų veikėjai visada bandė prisidengti lietuviškais simboliais prieš visas pasaulio bėdas. Tai čia istorija yra tame, kad jį kaip darbo šunį patagino tokios partizanės straipsnėje. Ir jeigu kas matė tą jo YouTube'o tą podcast'o momentą, jis net nesugebėjo kalbėti savais žodžiais. Jis viską skaitė iš telefono, tai ką buvo surašiusi ta partizanė. Šiai dienai ta partizanė yra deaktyvavusi savo profilį, nes jinai turi krūvą reikalų už kurstimą žmonių. No. Susitikrink faktus. Tu vediesi ant žmogaus teksto, kuris slepiasi po AI sugeneruotą nuotrauką, kuris tu nežinai nei jo tapatybės, nei kas jisai. Aš einu kalbėti, tai žmonės žino, ką aš gyvenime veikiu, kas aš tokia, kaip aš atrodau ir aplamai, kuo aš kvėpuoju, ką aš valgau, ne? Žmonės mane žino. Čia tu vediesi tekstu, kurį rašo visiškai anonimas, pasislėpęs, bijantis rodyti savo tapatybę. Ir tu aklai juo tiki. Tai, dabar kalbant apie tą vaizdo įrašą, aš dabar kaip tik jį atsidariau šiandien, mes kaip filmuojam, yra Liepos 9 diena. 20 000 žmonių pasižiūrėjo, 233 komentarai, visi aišku smerkiantis ir neigianti, bet čia mano kanale, čia visas tas reikalas. Na, bet kaip tau tada atrodo, gal tau yra girdėtas toks Algis Ramanauskas greitai? Jisai pasiūlymų šaudytis, ten pasiūlymų tu daug yra. Fanas, labai prašau perskaityti šituos mano žodžius. Raškevičius yra absoliutus Kolorado vabalas. Raskevičius, atsiprašau. Yra absoliutus Kolorado vabalas, kuris gaus finansavimą savo partijai iš Lietuvos valstybės biudžeto. Jis yra antivalstybininkas. Tokius reikėtų šaudyti šiaip jau, bent po vieną į metus. Kandrot. Kad padėtų paformuluoti. Kažkurios man nežinomos priežasties pas juos didžiausias priešas yra Andrius Tapinas. Ir noriu pasakyti, kad mes taip pat neturim labai gerų santykių, nes žmogus yra mane užblokavęs Facebook'e ir iki šios dienos dar nėra atblokavęs. Ir būtų labai geras bičas ir aš jam rankas bučiuočiau, vaikų krikštynas pakviečiau, jeigu tokių turėčiau. Bet pas juos jis yra kažkoks tai antžmogis, pumpuojamas Sorošo ir USAID pinigais. Toks žmogus, kurio niekas negali sustabdyti. Super blogiukas kažkoks tai. Tapinasgi skaidrino visus tuos čekučių vagis, tuos visus. Daug apie tai galima kalbėti, ten prikalbėta. O aš kaip supratau, tu paėmei, ką padarėjai ir tu išskaidrinai Tapiną. Tai Tapinas čia visai nesenai, gegužės mėnesį išskrido žaisti pokerį.
turnyrą ir tai yra atviras pokerio turnyro puslapis, oficialus, legalus ir tie, kurie bent kažkiek domisi pokeriu, o aš mėgstu tą žaidimą ir draugų labai daug, kurie mėgsta tą žaidimą, tai labai buvo nesunku iškart pamatyti informaciją, kas žaidžia labai dideliam pasaulio turnyre. Ir man tiesiog mano draugai jau pradėjo siūsti, kad ar tu matei, ar žinai. Aš kadangi vėlgi jo neseku, nestebiu ir ne, bet pasitikrinau faktus. Ir tu radai viešoj prieigo, jo vardą, pavardę, ta prasme? Taip, yra oficialus pokerio tas turnyro puslapis. Dalyvių ten sąrašas. Dalyvių sąrašas, kas su kuo prie kokio stalo sėdėjo, net aprašomas rankos, kaip jiems sekėsi žaisti ir taip toliau. Ir ką mes matom, kad Tapinas žaidžia su Rusijos žaidėju. Prie vieno stalo? Prie vieno stalo. Jo. Ir jisai dar jam pralaimi. Jo, tai Tapinas pralaimėjo rusų į pokerį. Taip, ten jeigu tie, kas labiau nori pasigilinti, gali ir pasižiūrėti kokiom sumom ten, nes... Kiek jis ten pralošė? Aš žinau, kad jisai žaidė su tuo stalu su tuo rusu ir tas rusas išėjo su 1 milijonu laimėjęs. O Tapinas išspirtas? O Tapinas antroje vietoje buvo, man atrodo, jie dviese buvo, man atrodo, likę prie stalo žaisti ir jisai jam pralaimėjo. Bet finale pralošė. Jo. Tai vat įdomu, o kodėl jisai neatsisakė žaisti, nes turėjo kaip ir atsisakyti žaisti? Taigi apie tai ir buvo mano skambutis, pasiskambinau Tapino atstovui. Pradžioj uždaviau kelis klausimus, kad, įsivažiuoti pokalbį, įsibėgėti. Žmogus tikrai skyrė man labai daug dėmesio, buvo informatyvus, pakankamai mandagus. Ten kažkoks atstovas, kur paskambinai kuriam? Taip, Tapino atstovas, spaudai. Jo. Ir kai uždaviau jau tą savo esminį klausimą, žmogus pametė savikontrolę ir rezultate tiesiog padėjo man ragelį. Jo. Tai, o mano ir buvo, aš tai ir norėjau užduoti klausimą, ar neturėjo ponas Tapinas vadovautis savo vertybėmis ir kaip jisai 22 metais, man atrodo, boikotavo visus, kad nežaiskite, nes čia būsi vos ne šalies išdavikas, tu turi atsistoti nuo to stalo, boikotuoti, išeiti ir taip toliau. Ir tuo pat metu, ir čia jau antras kartas. Čia antras kartas? Antras kartas, tais pačiais metais, kai jisai paskelbė savo šitą įrašą, tais pačiais metais jisai vėl žaidė pokerį su rusu ir dabar vėl situacija kartojasi, tai, vadinasi, pinigėliai. Tai iš esmės aš nesu pokerio, šiaip kaip žaidimas bet aš tikrai nesu jau ten pro kažkoks kietas žaidėjas, ten antrą ar trečią, tai vis tiek jis negalėjo išeiti be pinigų. Tai gaunasi, jeigu Tapinas jisai būtų atsisakęs su rusu žaisti visiškai, jisai būtų be pinigų išėjęs. Taip. Tai galima daryti prielaidą, kad Tapinas žaidė, kad vis tiek tų pinigų kažką gauti ir net jam nesutrukdė žaidimas su rusu. Kad laimėjo, pralošė, tai čia sėkmės dalykas, gebėjimų dalykas ir taip toliau. Čia tiesiog kalba eina apie vertybės. Ar vertybės, ar pinigai, galim daryti išvadą, kad Tapinas pasirinko pinigus. Nes kitu atveju būtų atsistojęs nuo stalo ir be pinigų palaidojo savo tą startinį mokestį, kurį sumokėjo ir būtų nežaidęs. Bet jisai sutiko žaisti. Ir sakau, ten viena ir rankos buvo prašytos, kaip žaidžiama. Tik sakau, nežinau, ar skelbė galutinės sumas, kiek. Aš ten labai ir nesigilinau. Man buvo esmė vertybės. Čia tu žmonės boikotuoji, kad, ta prasme, vos nebūsi šalies išdavikas, o gal žmogus turi vienintelę savo progą sudalyvauti kažkokiose olimpinėse žaidynėse ir jis jaučia kaltę. O jis spaudžia, kad jis... Čia ir yra pagrindinis nusišnekėjimas, nes kažkodėl vatnikai nelabai supranta, kad pokeris nėra sportas, o asmeninis turnyras su atsitiktinai paskirstomais oponentais. Ir ten žmogus atstovauja ne šalį, o pats save, kaip individas. Taip, kad... Čia palyginimai su olimpinėmis žaidynėmis yra visiškai ne į temą. Gal tu norėtum parašyti paklausimą mokesčių inspekcijai, ar Tapinas tą laimėjimą padeklaravo? Dabar aš parodysiu, kaip trumpai ir gan aiškiai jūs galite susirasti visą reikiamą informaciją, naudojantis tokį dalyką vadinamą Google. Taigi pradėkime. Pradžiai mes turime sužinoti informaciją, su kokiu rusu jisai žaidė gegužės mėnesį. Tai tiesiog parašom Tapinas pokerio turnyre gegužės mėnesį 2025-aisiais. Viskas easy. Ok. Žaidė su rusu Aleksandru Ševliakovu. Taip, žinom vardą ir pavardę. Pažiūrim, kas ten rašoma. Monte Carlo turnyras EPT. Taip. Tapinas teigia, kad niekada nežinai, su kuo tu žaidi. Ir ten yra, aišku, daugiau už pinigus, bet pažiūrime tada patį turnyrą. Ir parašom Tapinas ir Ševliakov. Ir išmeta iš karto turnyras Poker Stars APT Monte Carlo. Taip, čia rodo, kad Tapinui nelabai pasisekė, jisai pasakė Jėzau Kristau. Viršuje mes matome chip counts, payouts ir žiūrim, kiek buvo išmokėta.
Laimėjo Aleksandras Ševliakovas, jo prizas buvo 1 milijonas eurų. Kažkodėl mes nematome Tapino. Matau, yra kitas lietuvis, jis yra 9 vietoje, Kęstuvis Jungevičius, 90 000 eurų. Ir tiesiog dabar aš paskrolinsiu, pasižiūrėsiu viską, kiek žmonių gavo išmokas. Ir kažkodėl aš matau, kad nėra Tapino vardo niekur. Galima ieškoti pagal vardą. Tapinas neturi jokių rezultatų. Tada pasižiūrėsim pagal dalyvius. Paspaudę chip counts mes matome, kokiomis dienomis vyko veiksmas ir kad viskas vyko per 6 dienas. Pirmai rašom Tapinas. Taip, Tapinas dalyvavo, tuo metu jisai buvo 96 vietoje, čia tikrai tas personažas, apie kurį mes kalbame, taip. Ir žiūrim toliau. Tada mes ieškome Ševliakovo. Pirmą dieną jisai buvo eliminuotas. Tačiau pirmos dienos antroji pusė jisai galėjo dar kartą prisijungti. Ir jisai prisijungė. Ar Tapinas su jo žaidė? Ne. Tada ieškome vėl Tapino. Tapinas iškrito per antrąją dieną ir prisijungti nebegalėjo. Jo vieta tuo metu užimama buvo 425. Tai mano manimu, jisai pinigų neturėjo uždirbti. Nors, aš atvirai pasakius, pats nežaidžiu pokerio ir nelabai nusimanau apie jį. Tačiau moku naudotis Google. Dar kartą mes matome, kad šitie du šūdų šneka. Šiaip didžiąją dalį laiko daug ką galima rasti per tą patį Google. Pavyzdžiui, mane. Kadangi esu žinomas ir viešas asmuo, jūs galite laisvai mane rasti pagal mano vardą. Ir mano teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, įrašė Noelis plus Fiverr. Ir greitai mane surasti. Tai kad Google'as yra žiauriai geras dalykas. Dabar aš norėčiau tada, kad tu vis tik papasakotum apie savo tą kelionę į Ukrainą, nes kaip supratau, ta tavo kelionė sukėlė didesnį isteriją negu paviešintas tas tavo reikalas apie būtent va šitus. Tai buvo tokių klausimų, bet ar nebijojau ten važiuoti. Taip, o čia pagrindinis klausimas. Jo, tai čia nebuvo spontaniškas, kad aš atsikėliau ir važiuoju. Ne, tai aš važiavau pas savo buvusią bendradarbę, kuri buvo per visus neramumus atskridus į Lietuvą, jinai su mumis dirbo, aš ją puikiai pažįstu ir tada jinai sugalvojo vieną dieną, kad jinai jau grįžta atgal į Ukrainą, mes dar tada stebėjomės, tai pats įkarštis, tai kaip tu ten grįžti. O jinai Lietuvė ar Ukrainietė? Ukrainietė. Jo, ir jinai grįžo į Ukrainą ir aš tiesiog kasdieną matau jos storius, kaip jinai sportuoja, dirba, ten bariukai, koncertukai. Ta prasme, tie bariukai įrengti kažkur po apkasais tenai, viršui kareivėje pačioj bariukai. Ne? Viskas taip, kaip vat ant mūsų žemelės sustatyta. Ir aš tiesiog jai parašiau, paklausiau, sakau, kaip ten, sakau, jeigu atvažiuoti, sakau, ar tu nusiteikus kalbėti, nes tie, kas klausė tą video, ten yra įdomu paklausyti. Aš jo nematęs, aš jinai daug vidinės informacijos davė ir šitą Ukrainos. Taip. Ir sakau, ar man saugu atvažiuoti, nes aš vis tiek ir vaiką turiu, ir šeimą. Oli sako, mes čia gyvenam kaip gyvenimus. Nusipirk bilietą, tavęs net bilietų kasoje nieks neįspėja, kad ten galbūt vyksta neramumai, gal jūs nevažiuokit. Bilietai parsidavinėja laisvai, nuvažiavai, nusipirkai bilietą, aš važiavau su tais dviem pačiais vairuotojais, atvažiavau, pernakvojau pas ją tenais ir atgal važiuojant papuoliau vėl ant tų pačių vairuotojų, nes ten taip kursuoja pirmyn atgal. Ta prasme, autobusai juda pirmyn atgal. Laisvai, be jokių įspėjimų, be jokių nieko. Tikrai, aš taip... Chmelnyckį, va. Chmelnyckį? Jo. Nes galvoju, Chersoną aš girdėjau bombas, tai aš taip apsidžiaugiau, man jau sakysi, čia buvo. Ne, Chmelnyckio miestelėje buvau, tai jis yra šiek tiek toliau nuo to viso dalyko, bet net ir Nelė sako, va, tas namas, sako, čia mano tas namukas yra labai strategiškai tokioje vietoje, kur vieną naktį gali skristi kažkokią nedaskridusi, ne taip nustatytą bepilotę. Jo, yra 500 metrų nuo jos namo, yra kritusi, bet tai yra vienetiniai atvejai. Ir pas juos ten būna tos sirenos kaukia ir taip toliau, aš nakvojau vieną naktį, nes 25 valandas į vieną pusę važiuoti, tai yra žiauriai daug. Ai, savo autobusą ten sėdėti. Jo, tai aš pernakvojau smalsumo dėliai, labai norėjom pagauti ten tuos TCK-šnikus vadinamus. O, čia irgi ten. Jo, nes internetas pilnas, bet Lietuvoje tai neįkriu. Jo, taip pati jinai pasakė, jie turi miestelių, kur vyrų praktiškai nebelikę, kur vyrai persirengia moterimis, kad galėtų eiti į parduotuvę ir taip toliau, kad jų, neimtų. Kai pasakai, vyrai persirengia moterim, tai man LGBT-šnikus primena. Bet čia ne, čia normalus vyrai, čia iš gyvenimo klausimas, jo.
čia išgyvenimo klausimas. Tai Tai... jie persirengia, kad jų nepagautų, kad neišsiųstų į frontą. Jo, nes jeigu važiuoja tas busikas, jeigu mato, kad moteris, tai važiuoja ir pravažiuoja. Bet tu čia tau ukrainiečiai tą liūdė, nes šitos sakys, oi, tai čia rusų propaganda. Nes tai ir yra rusų propaganda. Ir ypatingai šiuo metu Ukraina stengiasi sumažinti kelionių draudimą vyrams, kurių amžius yra nuo 18 iki 24 metų. Realiai ten žiauriai visus ten. Savisavus. Ir kaip čia gaunasi, čia taip jie nori ginti tą tėvynę, kad bėgioja visi, kad jau ten to nėra. Tai va, tai esmė, kad aš nevažiavau ten vabank, aš važiavau ten pasitarusi su savo kolegė, ne, tai jinai patvirtino, kad saugu, viskas gerai, mes į restoraną nuėjom, kabutės atsigėrėm. Ir kokia šitą informaciją, ar buvo tavęs polimas, kaip supratau, buvo, kad vėl tu, bet jeigu tu ten nufilmavai, parodai, patikė įrodymus, tai dėl ko tave puolė? Dėl to, kad dabar pas mus yra masinė psichozė, aš jau kitaip negaliu jos pavadinti, tai yra psichozė garbinti Ukrainą, viską iki paskutinio cento jai. Ir žodžiu, jie kaunasi už mūsų laisvę. Garbinam. Tai yra nepatogi informacija, nes pasaulis turi žinoti, kad ten turi manyti. Jo, kad ten viskas iki pamatų, ten blogai, ten tik nuremti, aukoti, atstatyti ir taip toliau. Bet žmonės realiai ten nugyvena gyvenimus. Na ir čia man yra toks labai įdomus logikos šuolis, kuris primena tokį filmą, kuris vadinasi Ideokratija. Labai geras filmas. Ir maždaug kaip žmonės šalyje, kurioje vyksta karas, drįsta gyventi savo gyvenimus, drįsta eiti į darbą, drįsta eiti linksmintis, drįsta mylėtis ir taip toliau. Kaip žmonės drįsta gyventi savo gyvenimus. Ko nesupranta šitie du durneliai, arba tiesiog jie skleidžia šią dezinformaciją savanoriškai, yra tai, kad Ukraina yra antroji pagal dydį Europos valstybė po Rusijos. Ir tai yra labai didelė šalis. Vienoje vietoje vyksta veiksmas, fronto linijoje, kitoje žmonės gyvena savo gyvenimą. Žinai, kad karas vyksta, gyvenimas nesibaigia tų. Bet šitiems durneliams nėra aišku. Ką apie tai papasakot, kiek ten realiai davažiuoja, kas nors žino apie tą radarą, kad nupirko lietuviai, žino ar ne? Ne, tai aš čia... Bairaktarą, radarus irgi pirko. Tai aš jos klausiau, konkrečiai šito klausimą paklausiau, ar ką nors girdėjai apie tokią organizaciją kaip Radaro, mane ir taip. Jie tokius dalykų nežino, bet... Matot, kame bairis yra tai, kad tokios organizacijos kaip Radarom nėra, nes tai buvo akcija, kurią vykdė Blue Yellow ir kuriai buvo suaukoti 5,6 milijonai eurų. Bet kažkaip man neteko girdėti. Ne, čia tiesiog žmonės, tie, kurie visi dabar pasikeitė trispalvę į dvispalvę, jie tiesiog supyko, kad aš parodau, kad Ukraina visgi kaip ir jinai dar žmonės ten gyvena savo gyvenimus, ten koncertai, tokių, kokių jie dar nematė, vyksta koncertai. Kokie dar koncertai? Tai dabar Kijeve ten vyko tas koncertas, dabar nepasakysiu aš to atlikėjo, nes aš neklausau, bet ten... Ta prasme, koncertas, daug žmonių susirinkę, muzika, valio. Jo, aš tau atsiųsiu. Kitas dalykas, kurį argumentuoja, yra tai, kad niekur ten Ukrainoje nėra niekas sugriauta, čia žinot, viskas gerai, žmonės gyvena, jūs ten nebesvaikit, nors pasižiūrėkit tą patį Google, įsiveskit žodžius Marinka, Bachmutas ir pasižiūrim, kokie ten miestai, kas iš jų likę. Mėnulio paviršius. Ir atvirai pasakius, reikia kiekvieną kartą, kai jūs matote tokius žmonės kaip šitie du, tikrinti kiekvieną faktą, kiekvieną jų žodį, nes šitie žmonės yra tikrai nepatikimi. O su jumis buvo aš Noelis, ir čia trumpai, kaip tokie nevykėliai mausto savo sekėjus. Ir aišku, nepamirškite paaukoti Blue Yellow, kad tokių nevykėlių verkimai būtų tik garsesni. Kaip gaila, tu nesupranti.